Sveiki visi, mano vardas yra Inga, aš sveikinu su jumis savo naujame vloge. Pirmame vloge, tikiuosi jisai pagaliau išvys dienos šviesą, nes aš jau turbūt filmuoju 3. ar 4. kartą. Ir vis kažkaip tai, nežinau, pritrūksta man laiko pafilmuoti, pritrūksta man tą vlogą suklijuoti. Tai va, noriu pradėti savo YouTube kanalą, kviečiu jūs prenumeruoti mano kanalą. Savo kanale norėsiu kalbėti apie motyvaciją, produktyvumą, motinystę, tvarkymąsi namie, na ir tiesiog tokį, žinot, paprastą mamos gyvenimą. Šiuo metu aš esu motinystės atostogose, auginu sūnelį, kuriam yra metai ir metai ir 4 mėnesiai, jau greitai gruodžio 5 bus 5 mėnesiai. Taip pat aš turiu dukrytę, kuriai yra šiuo metu 6 metukai ir gruodžio mėnesį jai bus 7. Tai va, ir taip pat aš laukiuosi 3 vaikelio, kuris gims už poros mėnesius. Turėtų gimti kažkur tai sausio gale, na, bet matysim, kaip ten bus iš tikrųjų. Na tai ką, šiandien aš esu namie viena ir aš labai noriu pasidaryti daug darbelių, taip pat dar spėti šiek tiek pailsėti. Tai kviečiu jūs kartu su manimi užsimotyvuoti tvarkai. Tai visų pirma, manau, pradėkime nuo to, kad apžvelgime frontą, kurį reikės tvarkyti. Tai noriu tvarkyti virtuvę, sudėti visus daiktus, išvalyti paviršius ir kas svarbiausia, tai yra fasadus, visas spinteles, nes jos visos tokios purvinos, nes, viršų dar nieko, bet apačioj, tai ojoj. Taip pat reikės tvarkyti svetainę. Šiaip svetainė nėra, kad labai daug netvarkos turinti, bet yra dalykų, kuriuos norisi man sutvarkyti. Tai norisi nuvalyti dulkes nuo palangių, norisi nuvalyti dulkes nuo kaminų. Taip pat, čia tai mūsų yra koridorius ir jisai tai, ypač laiptai, nes viską kraunam ant laiptų, kai reikia kažką nunešti į viršų. Ir dar tamburas būtinai reikia sutvarkyti tamburą, čia reikia patiesti kilimą. Taigi pradedu, susirišu plaukus ir viskas, pelenė kimba į darbus. Tai visų pirma noriu šiek tiek praplauti grindis mūsų sanmazge 1. aukšte. Aš jau ten viską sutvarkiau, išvaliau ir 1. ir 2. aukšte jau sutvarkiau sanmazgus. Dabar tiesiog liko išplauti grindis. Ir taip pat duris, nes pamačiau, kad labai ištepliotos, nesinori palikti tų dėmių, jeigu esu čia šalia, tai pravalysiu ir tas duris, ir jungiklį irgi, nes visas nučipinėtas, visas kažkokiuose neaiškiuose, viskas kažkokiuose tai neaiškiuose dėmėse, atsiprašau. Kalbu, žinokite, be jokių čionais pasirašymų, tiesiog, ką matau, tą ir pasakoju jums, ką darau, tiksliau sakykim taip. Dar į 2. aukštą nunešiau kelis rūbus, tai juos pakabinu spintoje. Taip pat man užkliuvo tai, kad tenais labai daug dulkių, tai paimu dulkių siurblį ir irgi prasiurbiu greitai, kad būtų švaru, gaivu ir malonu. Šiaip pas mus spintoje tai labai greitai kažkaip renkasi tos dulkės, nežinau, galima kiekvieną dieną ir po porą kartų siurbti. Na, aš jau tambure, tai baigiu čia tvarkytis, viską išsiurbiau. Na ir dabar įdomiausia dalis tai virtuvė. Praskalauju indus prieš dedant į indaplovę ir taip pat kai ką išplaunu rankomis, tai pavyzdžiui auksinius visokius ten stalo įrankius, kadangi jie labai kažkaip tai greitai nusiplauna, jeigu juos pastoviai plaunu indaplovę. Nežinau, su ko čia susiję, gal jie tiesiog nekokybiški, bet jie pas mane kai kurie iš auksinių pavirto sidabriniais. Tai va, tai aš tiek saugau ir tiesiog rankomis stengiuosi praplauti. Na, visą kitą tai aišku kraunu į indaplovę.
viskas jau prikroviau. Čia aš pilu aliejų tokį bakelį, galima po to išvežti ir ten priduoti tam skirtą vietą. Nu, čia aš jau nežinau, ten vyras kažkur veža. Na, pas mus tiek nereikalingų čia daiktų, kraunasi pultelis nuo PlayStation'o, tada maistas, dieve, o visko tiek daug. Nieko, tai sutvarkysim, viską reikia nuimti nuo paviršių, nes aš planuoju atsinešti garintuvą, su kuriuo plausiu fasadus ir taipogi sunkiai pasiekiamas vietas, tai aplink mūsų indukcinę kaitlentę, tam, kad visą purvą išstumti ir būtų švaru. Viskas man beliko šita marmurinė lenta ir gėlė. Tai viską jau nusijėmusiu su dar stovi varakandai. Šitie tai ir juos išnešu. Ir štai merginos mano tas garintuvas Kercher. Labai aš juo patenkinta, tikrai labai didelis pagalbininkas man. Su juo nereikia tiek daug šveisti. Viskas daug lengviau nusivalo ir svarbiausia, kad ten, kur kažkas sunkiau pasiekiama, iš viso viskas labai gerai išsistumia. Nežinau, ar video kažkiek jums matosi, bet ta vieta tokia, jinai labai dažnai tenais priskreta purvo, riebalo. Ir anksčiau aš ten krapštydavau su peiliais visokiais, tai nežinokite, geriausiai, kas man išvalė, tai būtent šis garintuvas, labai su juo patenkinta, aš plaunu su juo ir vonioje, sanmazgus, tai pavyzdžiui, tenais kriauklę, kraną, aplink kraną, tokias sunkiai pasiekiamas vietas, labai greitai išstumia visą purvą ir viskas jau švaru. Pradedu plauti spinteles, tikrai labai nučiupinėtas, labai purinas, nes mano mažylis jis pastovi ant tų spintelių ten kabo, jeigu aš kažką darau valgyti. Tai yra kažkas košmaras, prašo kokį užkanduką jam duoti. Nu, ir automatiškai, turėdamas užkanduką, jisai išsipurvina savo rankytes ir vėliau visą tai užtepa ir palieka ant virtuvės fasado ir paviršių. Tai va. Bet, kaip jau minėjau, su Kercher viskas labai paprasta, nes tiesiog papurški ir viskas pradeda tirpti ir tiesiog visas purvas slenka žemyn. Todėl aš pirmai praeinu su juo, nugarinu viską, o vėliau išvalau su kažkokia tai šluoste ir palieku ir pasilieka fasadai švarus. Čia matėt, šiek tiek šokinėjau, nes iš tikrųjų pavargau, nes su pilvuku yra sunku, žinokite, pritūpti, atsistoti, tikrai po šito tvarkymosi buvau labai pavargus, visą kitą sekančią dieną tiesiog ilsėjausi, nes skaudėjo kojas, skaudėjo užpakalį, skaudėjo nugarą. Buvo tokia ganėtinai stipri treniruotė. Na, bet ką daryti, niekas už mane šito nepadarys, o aš jau labai norėjau susitvarkyti. Čia jau galite matyti, kad aš pakeičiau antgalį ir tiesiog jau praploviau grindis. Aš dar dėl ko labai mėgstu būtent šitą garintuvą, nes jisai dezinfekuoja be jokios chemijos ir tai yra labai naudinga, kai turi mažų vaikų. Viskas, man jau draugelio nebereikės. Aš kiek galėjau, tiek padariau tikrai nemažai, fasadus prasivaliau. Toks ir buvo mano tikslas. Visas spinteles viduj tai valysiu palaipsniui, nes aš labai pavargstu greitai. Nenoriu aš savęs apsunkinti, apkrauti. Tai va,
Labai džiaugiuosi rezultatu, esu patenkinta, tikrai gerai prasivaliau. Viską va išsistačiau, dabar yra švaru, jauku, gera, gražu virtuvėje būtų. O dabar atėjo laikas kambario, bet čia, žinot, yra šiaip tvarkinga, tiesiog, minimaliai noriu palangę nuvalyti, stalą gerai nuvalyti, nuplauti, nes jis toksai blizgančių paviršiumi ir tikrai, vat, matote visus vat dėmelės, pirštai, kažkas tai iš karto matosi. Pravalyti kaminą ir viskas, aš išsiurpsiu, išplausiu grindis ir ilsėsiuos. Užtenka man jau šiandien, tikrai labai daug padariau, turėjau ilsėtis, o gavosi, kad va, nepailsėjau. Na ką, merginos, pradėjau tvarkytis jau svetainėje, tai visų pirma noriu gerai nuplauti, nušveisti stalą. Šitas stalas yra iš Ikėjos. Šiaip jis yra labai fainas, mums labai pasiteisinęs, toks tvirtas, ganėtinai kokybiškas, jau kiek visko čia buvo ir papražyta, ir pašita, bet jokių žymių nėra. Tai vat galiu pagirti ir svarbiausia, jis išsiskleidžia, jis toks labai didelis pasidaro, apie 3 metrus, tai tikrai labai naudinga, jeigu norite vat sutaupyti vietą. Kada nėra svečių ir kada reikia pasodinti daug svečių ir galite vat išskleisti jį. Noriu išplauti vaikišką kėdutę, tai parodysiu kodėl. Nes kaip ir priklauso vaikiškai kėdutė, jinai va visa užterliota. Aš šiandien jos ten labai stipriai nevaliau, galvoju vis tiek imsiu savo tą garintuvą, tai su juo dabar ir išvalysiu gerai. Ir taip pat dar pravalysiu tom higieniniam servetėlėm, kad jau tikrai labai viskas tvarkingai ir švaru. Važiuojam. Taigi pradedu plauti mūsų vaikišką maitinimo kėdutę. Šiaip šita kėdutė, jinai, žinokit, yra tokia, kurios tikrai nerekomenduočiau, jinai nelabai kokybiška, labai greitai apsidraskė, apsimušė, labai tepli, jeigu jau kažkas užsitepa, greitai uždžiūna ir, reikia pasistengti, kad išvalyti, todėl ir prisikaupia labai greitai visokio purvo. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jinai yra nepatogi. Kad įsodinti vaiką, realiai vaikas jau turi būti didesnis, mokėti kojytes pakišti ir panašiai. Aš atsimenu, kai pirmus kartus sodindavau, man atrodė, kad jis tiesiog netelpa į ją ir aš jį ten kažkaip tai bandau įgrūsti. Tai vat, dabar atsukus laiką, tai turbūt labiau norėčiau trapi, ar kažkaip vadinasi, tokia, man atrodo, tai yra kėdutė. Norėčiau tos, bet yra kaip yra. Viskas, merginos, išsivaliau staliuką, jisai tiesiog dabar idealus, pavargau, žinokit, jau tikrai man labai sunku pritūpus kažką daryti, labai greitai nuovargis ateina, bet sakau, esu labai patenkinta, tiesiog super, ten kai kur pabraižymai yra ne purvas, bet va, viskas, bet elementariai nieko nei šveist nereikia nieko, tikrai labai geras pagalbininkas, labai rekomenduoju buityje, tikrai pasiteisins. Aš viskas, jau einu prie savo paskutinės užduoties, kurią šiandien esu suplanavusi, tai tiesiog noriu išsiurbti ir išplauti grindis. Žinokite, jau nespėjau nufilmuoti, kaip ploviau grindis, tai tiesiog prasiurbiu. Ypatingai reikia prasiurbti po sofą, dėl to, kad tenais tai visą laiką būna visokių trupinių, vaikai ten prikiša kažkokių sausainių, dar kažko. Aš visą laiką tokia nustebus būna, aš ten tiek visko kartais randu, kad man tiesiog šokas ima. Grindis išsiploviau, viską lyg ir susitvarkiau, dar aš tiek džiūna grindis, bet aš jau vaikštau, reikėtų dar išplauti televizorių, nesimato gal per kamerą, bet jis toksai labai už šitą pirštai čia visokie, apskritai gerai reikia nupoliruoti, pamatosi. Čia būna vaikas visą laiką prašo, kad jį prinešti ir biškį jam duot paliest. O aš, mergaitės, imu savo kakavą ir einu mėgautis
Norėjau sakyti tyla, bet džiovyklė dirba, tai tylos visiškos nėra. Bet nesvarbu. Mano tokios raudonos kojos atrodo. Nu, bet gal tik atrodo, tai va. Nu ką, už mus mergaitės, darbštulės. Laukiu, dar vyras turi atvažiuoti atvežti man pizzą, nes namie realiai nėra ko valgyti visiškai. Šaldytuvas yra tuščias, ten tiesiog stovi. Nu ten vienas varškitukas vaiko stovi, tai aš visą laiką žinot, kai kepu šiek tiek daugiau, kad liktų ir, pažiūrėk, vaikas ten iššals, kad duoti kaip iš užkanduką, žinot, o ne ten kokį šuduką, nu bet normalų kažkokį maistą, kokį ten aš padariau. Tai va, tai stoja va tokie va dalykai, kažkaip pusė pomidoro, ten pusė agurko, nu nesąmonės visokios, bet tikrai nieko nėra, kad galima būtų dabar nueiti tenais ir tiesiog paimti ir pavalgyti, tai va. Tai laukiu, kad man atveš pizzą, rytoj važiuosiu užsipirkti, reikia susiplanuoti savo pirkinius, tai irgi nueisiu būtinai dabar prie stalo atsisėsiu ir jo, biškį pasiplanuosiu. Na ir paskutiniai mano reikalai šiam vakarui, tai aš noriu susiplanuoti pirkinius, taip pat apgalvoti gruodžio išlaidas, nes šventės artėja, jau reikia iš tikrųjų labai paskubėti ir susipirkti visas dovanas, kad vėliau, žinote, nebūtų to sunkumo. Ypatingai mano situacija iš viso neaišku, kad gali atsitikti, tai aš turiu visą laiką viską būti pasiruošusi iš anksto. Tai susirašiau, ką reikėtų mums nusipirkti ir dekoracijoms, ir taip pat, žinoma, dovanų ir šventėms. Čia jau mes ruošiamės miegui, mūsų vakarinė rutina, tai aišku, prausiam veiduką, rankytės, užkandžiaujam muiliuko burbulais, kurie susidaro, kai mes viską tą nuplauname. Aš taipogi užsiimu savo rutiną, prausiu veidą, įsijungiau serialą, fone bent jau paklausyti, nes neturiu aš laiko žiūrėti tų serialų, aš dažniausiai juos arba prasuku, arba tiesiog nepradedu žiūrėti. Tai vat, arba dar būna įsijungiu, kad kažką darau, ten lyginu, ar gaminu maistą ir panašiai. Tai vat, valausi dantis, taip pat noriu pasidaryti veido kaukytę, įlįsti į dušą, nusišveisti odą ir eiti saldžiai miegoti. Dėsiu kažkokią tai kaukytę, kurią nusipirkau už 1 eurą Martynoje. Šiaip, nežinau, man tiesiog patiko, kad ne 1 eurą kainavo, tai galvoju, galima paimti. Vakarui pats tas. Tai va, šiek tiek padrikinau odą, taipogi paėmiau už tai tokį šepetį, su kuriuo nusišveičiau šiek tiek. Aš jau naudoju viso nėštumo metu, tam, kad pas mane nebūtų strylių po gimdymo ir oda bent kažkiek būtų stangresnė. Viskas, merginos, šioje vietoje aš jau atsisveikinsiu su jumis, nes man jau metas eiti miegoti, aš labai pavargusi. Aš tikiuosi, jums patiko šitas video, jeigu taip, prašau, palaikykite mane, pastatykite like, pasekite ir taip pat palikite komentarą, kad aš žinočiau, ar filmuoti tokio tipo vlogus. Ačiū jums visiems ir iki kito karto.